Šiandieną mes pradedam reportažo ciklą iš mūsų kolektyvinių sodų bendrijų sodų. Pirmajam susirinkime, kai buvom mes nutarę, kad dėsim medžiagos apie sodus, kaip mūsų sodininkai gyvena, kaip jie poilsiauja, galbūt ir dasiduria vieną kitą kapeiką ir prie mūsų menkų uždarbių. Ir šiandieną, galiu prisistatyti, kad mano turbūt čia pirmosios darbo dienos kaip Ukmergės sodų susivienimo sodai pirmininku. Ir labai daug norim ir tikimės, kad reportažų, tai bus ne pirmas reportažas, bus daug tokių reportažų iš mūsų sodų, kur galėsime dalintis patirtim, džiaugsmais ir bėdom, kurios slegia sodininkus, o problemų tų yra. Ir šiandieną mūsų tokia pirmoji laida pas Pušelės pirmininką Tivaną Baranovienę ir kalbėsimės įvairiais klausimais. O visiems žiūrovam mūsų tik tai mano toks ir prašymas po mūsų pokalbį ir su Tivana, pokalbių tų, aš tikiuosi, bus tikrai daug. Labai norėtume ir mūsų sodininkų turėti nuomonę. Todėl drąsiai visada kreipkitės, sakykit iškylančias problemas, kur galbūt net ir nesutarimai tarp kaimynų, kad mūsų sodai būtų iš tikrųjų vieta, kur galima ir poilsiauti, gražiai gyventi, gražiai bendrauti, gražiai sutarti, meiliai, kaip sako, ir santarviai. Ir pristatau Tivaną, nes mes kalbėsim, kokias, jinai turbūt viena iš senbuvių mūsų sodų bendrijos pirmininkų ir kokios problemos kyla, ką norėtume linkėti. Mes šiandieną vis tiek liesim ir šiukšlių klausimą, netvarkomų sodų. Kalbėsim turbūt ir, jau dabar galiu pasakyti, turgelį norim savo žmonėm, kurie gyvena soduose, užsidirba vieną kitą daržovę, kad jie galėtų ją ir prekiauti, dasidurdami kapeiką prie savo ar tai pensijos, prie atlyginimo. Ir pristatau Pušelės ilgametę pirmininkę Tivaną Baranovienę. Ką Tivana gali palinkėti, pasiūlyti ir kitiems sodininkam, nes mes gal taip daugiau bendraujam vis su sodų pirmininkais, o čia jau matys dabar mus ir eiliniai sodininkai. Ką aš galiu pasakyti, visos bėdos pas visus yra vienodos. Didžiausia bėda tai dabar yra atliekų tvarkymas, keliai, sezono metu vanduo, apleisti sodai, yra problemų ir santykiuose tarp sodininkų. Va. Bet dabar, kiek važiuojam, čia ir mes tokį reidelį nedidelį darėm ir su savivaldybės Vilija Grabauskienė, su aplinkos apsaugos Anatolijus Poškus važiavom. Bet kokia jūsų būtų mintis, kad mūsų, kaip tai būtų prie tų konteinerių, atrodo, yra ir konteineris, viską, bet jie amžinai yra, dar apjaukti, šiukšlynai, mini šiukšlynai. Aišku, čia gal ir sodininkų, ir ne vien sodininkų sąmoningumas. Pavyzdžiui, kalbant apie Pušelę, tai dėl atliekų tvarkymo, tai aš visur akcentuoju, kad mes renkam atliekas ne vien sodininkų, mes aptarnaujam ir Kriekšlių rajoną. Todėl, kad tikrai ne vienas atvejis buvo, kai tiesiog ir sugavom, ir liepėm susisemti, išsivežti. Daug labai atliekų suveža Kriekšlių mikrorajonas. Ypatingai tos negabaritinius baldus, šaldytuvus, televizorius. Buvo pagauta, pavyzdžiui, vienas žmogus, keitėsi langus 2 aukštų namo, ir atvežė mum ir atseit, gal sodininkam dar prisireiks. Nesame tokie jau čia, nežinau kaip ir pasakyti, nebegyvena soduose tokie ten bomžai ar ką, kad pasinaudotų dar kažkokiais tai supūvusiais langais.
Tai va, tai... Arba bent jau jie tada pas jūs pasiteirautų. Jo, jau, ar tai skelbimą, tai aš Taip. tam žmogui ir siūliau, tai dėk, yra reklaminis, nemokamas, įdėk, kad vat, dovanoju gerokai apipuvusius langus, nu gal atsiras, arba tiesiog, nu išvežk kažkur kitur, nu ne į sodo bendryje, nu tai žmogus tiesiog buvo priverstas susikrauti tuos langus ir įsivežti, bet tai yra daug visokių va, tokių dalykų, kur net ir statybinį laužą, sakykime, vat, visai neseniai, vat, ir čia kaip tik tai buvo užvažiavusi Grabauskienė tikrinti aplinkos tos apie konteinerius ir kaip nekeista, penktadienį tik pravažiavau, viskas buvo gerai, o pirmadienį jinai iš ryto anksti atvažiavo pasikvietusi mane ir radom, nu tiesiog pastatas sugriautas ir atvežtas. Ir ką daryti, deginti jau dabar negalima, kur išvežti, kur dėti, vat, nu medinis pastatas. Nu ir aišku, nusižengėm ir gamtos apsaugai, deginom vakarais, kai mačiau, mato kas nors, nu bet, nu ką daryti. Ekonovas tokių dalykų neveža, kažkur tai nuvežti niekas nepriėma, nu tai va, taip ir atsitinka va, pirmininkam, kad va, turi kažką tai daryti ir viskas, ir turi būti tvarka. Mes vat kalbėjom, bet čia gal ir ne tik tai sodam, ir jau anksčiau dėl viena dar problemų, kad tie šiukšlynai susidaro dar ir dėl šiukšlių, dėl šakų. Vat tokia mintis. Jo, pavasarį ir rudenį gal kiek mažiau, o pavasarį tai būna problemų. Nu, aš nežinau, pas mane tai negaliu labai sakyti, kad didelė problema, nes aš jau esu tiesiog sodininkus išauklėjus taip, kad nenešti, nekrauti, nors pasitaiko, nu tai tada ir susikūrenam, arba pasiūlom kam nors. Va, tai gyventojai, sakykime, ten jeigu storesnės, tai susipjauna kūrui, bet problema yra. Na tai jeigu jūs ne prieš, jeigu bendrai visiems susivienimui, nu, susidėjus pinigėlių, gal iš savivaldybės dar vieną kitą kapeiką, kad turėtume savo kažkokį tai ir nu, bendrai naudojamą susivienimą. Vienam sodui mintis gal ir neapsimoka. gera, kad aišku turėti susivienimėje tokį dalyką, bet sodininkam problema ta galbūt ir sprendžiama, bet iš kitos pusės tai galim turėti ir bėdos. Ir kaip aš sakau, ir vėlgi žinos, kad sodininkai tvarkosi tas šakas, tai tada tos šakos keliaus vėlgi ir iš Tai gerai. mikrorajonų, sakykime, Tai šaunu. gyvenamų. Jeigu jie tik neša, mes kūrą turėsim. Nu, tai jeigu bus panaudojama kūrui, tai gerai. Taip. Gerai. Ir dabar nemažai žmonių, ypač vyresnio amžiaus, vat, ir man jau pirmom dienom dirbant susivienimo pirmininku kelia klausimą dėl produkcijos realizacijos. Mes jau galiu pasakyti ir mūsų žiūrovam, ir sodininkam visiems, kad tą klausimą įsprendėm ir prie turgaus, ten kur yra tas bendruomenės turgelis Skruzdėlynas, susiderinus jau ir su maisto veterinarijos tarnyba, su Gleizniu Ričardu, leidžiama prekiauti. O jūsų nuomonė, ar tai tik tai žodžiai, ar iš tikrųjų būtų populiarus toks turgelis, kur galėtų prekiauti, nu ir kaip sakyti, ir agurkų, ir pomidorų, ir oboliukų, ir net gėlytėm, sakykim. Aš manau, kad čia gera idėja yra. Aišku, tą idėją irgi reiks prisijaukinti. Bet yra sodininkų ir iš mano sodo bendrijos, žinau, kur moteris prekiauja ir gėlytėm, sakykime, ir daržovėm. Ir dar čia gal būtų ir to mokesčio kažkaip kaina gal sprendžiama kitaip negu kad turgavietės. Ne, tai būtų tik tai jau čia mūsų susivienimo bendrijos sodininkų savas turgelis. Taip. Nu ten gal už tą ten apvalymą, gal ten vandenį kokį ar ten. Aišku, kodėlgi neturėti, pavyzdžiui, sodininko pažymėjimą, kad tikrai esi sodininkas, kad prekiauja ir aš manau, būtų ir pirkėjų, kadangi vis tiek sodose yra ekologiška produkcija, sakykime, visa, tikrai ten savo žmogus augindamas ten nepila kažko ten ir vienu žodžiu. Aš manau, kad čia idėja gera. Na ir ką, dabar dar, kaip minėtas, problemas yra, kad didžioji dalis, sakykime taip, tvarkosi gražiai ir miela, malonu, ir čia tokioje aplinkoje gražioj, dvasiškai atsigauni žmogus. Bet turim ir tokių, kurie aplaidžiai labai žiūri.
į tos. Ką su jais bandysim daryti? Nu, čia labai opus klausimas, kadangi arba tie apleisti sklypeliai tai yra arba labai senų žmonių, arba, sakykime, yra paveldėtojų, kurie netgi nesusitvarko paveldėjimo ir tada tas sodas taip kaip ir niekieno, arba išvažiavusių į užsienius, reiškia, mokesčius susimoka, gal vieną kartą ten atvažiavę ir nušienauja, bet vieną kartą šienauti yra mažai, tai va čia problema yra. Reikalavimas faktiškai yra 2 kartus. Jo, čia problema ir nemaža. Nors aš nedaug turiu, aš dabar vat, kaip tik apžiūrą darėm, tai 11 sodelių turiu tokių, kur apleisti ir vieno žmogaus 4 sodai apleisti. Tai va, tai irgi pagyvenusi moteriškutė, sunkiai eina tarti su ją, tai va. Tai mes šiandien taip buvom iš anksto ruoždamėsi šitam reportažui, buvom sutarę, kad pakol kas konkrečiai dar tų mūsų, kaip čia, neklaužadų, mandagiai sakant, neįvardinsim. Bet tai yra šiandieną, kadangi matys visi ir likusieji apie 3,5 tūkstančio mūsų sodininkų, savotiškas ir perspėjimas, kad norim gyventi visi gražiai. Ir tie, kurie nesitvarkys, vis tiek imsimės turbūt priemonių, kad piktžolių mum neleistų per visą sodą. Taip, kad čia šiandieną mandagus perspėjimas visiems, kad jeigu tokių problemų, kad jum nekiltų ir negalvotų, kad tai, kaip čia pasakyti, ir toliau galės leisti ir kitiem, kaip sakyti, gyventi negražioje aplinkoje. Mes norim gyventi gražiai, tvarkingai, o kadangi sodas yra bendras, reikia laikytis ir bendrų tvarkos ir taisyklių turbūt. Nu, čia toj vietoj mums padeda nacionalinė žemės tarnyba. Vat, reiškia, pranešus apie tokius nevaleikas, sakykime, ir įsikvietus jos, tai jie baudžia, deda baudas tokiems žmonėm. Tai vat, kas ir bus daroma, turbūt. Nes, ir galbūt ir kaiminystė su tokiu sklypeliu, pavyzdžiui, tai, kaip, jeigu šalia yra gražiai tvarkomas sodas ir sakykime, šalia va tokia pieva ten, kur veisėsi sraigės ir netgi erkės, tai ne visi malonu. Ir būtinai reikia kovoti su tokiais kažkaip tai, kad ar tai parduotų, ar tai tvarkytųsi, nelaikytų, vienu žodžiu, tokių apleistų sodų. Ir viena iš priemonių, galvojam, jeigu mes jau turėsim savo tinklalapyje atskirą visiškai rubriką Ukmergės sodai, tai gal tenai ir tiek skolininkus, kurių jie vis tiek pasitaiko, jūs sakėt, ne per daug pas jūs, bet kiti turi nemažai skolininkų, kurie nemoka nario mokesčio, nebegalim bendrai tvarkyti gerbuvę viso sodą. Ir turbūt skelbsim tokius gražuolius, kabutėse, skelbsim mūsų tinklalapį. Bet aš tai labai ir norėčiau, kad sodininkai, pas ką, pavyzdžiui, tikrai gražiai sutvarkomi sodai. Mes gal per daug akcentuojam šiandien tą neklaužadas įvairius, ar ten šiukšlintojas, bet yra tikrai labai gražių, nuostabių sodų ir mes galų gale galim pasigirti, tuo labiau, kad mūsų internetinį šitą puslapį gali matyti visam pasauliu, tiek vaikai išvažiavę Kanadoje, Airijoje, ar Amerikoje, ar Naujojoje Zelandijoje. Ką žinau, palyginus, kai aš turiu virš 400 vienu žodžiu sodininkų ir tik 11 apleistų, tai čia procentas labai mažas ir praktiškai tai, aš sakau, čia ne su visais galėsim taip susitvarkyti, nes yra tokių, kur ir adresų neturim, aš vieną tokį turiu, kur neturiu net adreso ir jau tas sklypelis užaugęs pušelėm jau greit medienai tiks. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, tai sakau, yra ir neįgalių, ir visa kita, ir tiesiog, vienu žodžiu, problema yra didelė.
Nu, mes, kai buvom pirmajam susirinkime su pirmininkais, mes kalbėjomės, kad kaip tai bebūtų tvarkantis ir tam bendrabuviui, kad visgi organizuoti porą talkų, pavasarinę ir rudeninę. Ir galbūt tada, jeigu, vat kaip čia jau pagal jūsų sprendimą, jūsų bendrijos valdybos sprendimą, gal vienam kitam, kurių mes žinom, kad tikrai jie yra neįgalus, jie nėra piktybiniai, bet jie neįgalus arba jau nusenę žmonės. Tai tokius sodus vieną ir kitą ten tą sklypelį turbūt ranka nei vienam nenudžius ir galėsim padėti pasitvarkyti. Taip, vat pagalvojus, tai kodėlgi ne, bet kolektyvas, tai žinot, kaip pasakyti. Anksčiau kitai buvo. Anksčiau rasdavom kalbą su visais sodininkais ir kažkaip susikalbėdavom. Dabar yra tikrai nežinau, kas pasidarė, kas pasikeitė žmonėse, atsirado pavydumas be galo, tiesiog, vat, jeigu vienas gražiai tvarkosi, tai kaimynas tiesiog pavydi ir tada gaunasi vėl tokia trintis. Vat. Ir aš manau, kad sunku prišnekėti bus, vat, kad tu paimkim ten dalgį ar ten dar kažką, ar ten, kad vat, išgriebkim ar iššienaukim, apsileidus į sodą, labai abejoju. Kad atsiras, nesutiks tiesiog žmonės, o kodėl aš turiu eiti jo tvarkyti. Nu, bandysim. Nu, bandykim, taip, kaip pasakyti, niekada nebūna viskas taip, reikia viską prisijaukinti. Tai va, tai ir čia gal. Tai gal netokią minorinę gaidą baigsim mūsų pirmąjį reportažą. Matot, atvirai sakau, netyčia, bet pataikėm į patį didžiausią sodą ir tam sode pasirodo mažiausiai problemų. Tai vadinasi, tą, ką jūs sakėt, negalima su žmonėms susitarti, pasirodo galima. Nu, gal atskirai žmonėm. Bet aš tik tai tiek, kad baigiant šios dienos, o bus reportažai iš kitų sodų, taip kad prašymas būtų jau kitiems sodam irgi truputėlį pasitempti, kad taip kaip pas Tivaną šiandieną problemų neturim, kad kitose irgi nebūtų. Ir dar kartą pasikartoju, kad čia sodas yra mūsų bendro gyvenimo, bendro bendravimo ir bandyti ir talkinti vienas kitam, kad būtume gražiai tokioj vat aplinkoj galėtume gyventi. Visko yra, ir konfliktų yra, ir vienu žodžiu, bet stengiuosi išspręsti konfliktus tuos taikiai, vienu žodžiu, ir kažkaip tai, žinot, dar pasakysiu, jeigu mato, kad pirmininkas dirba, tai ir sodininkai, aš pasakau, aš kada pradėjau dirbti, visko, paėmiau į rankas, vienu žodžiu, ne patį geriausią sodą. Bet vat, prisijaukinau aš tos sodininkus ir dabar tų apleistų yra daug mažiau negu, nežinau, čia apie 100 sklypelių turbūt turiu, kur galima duoti pavyzdinį, reiškia, sodą. Gali dalyvauti konkurse respublikiniam. Konkursuose, sakykime, respublikinį gal ne, bet rajono tai taip. Tikrai tvarkosi žmonės, bet sakau, reikia dirbti, jeigu mato žmogus, kad dirbi, kad stengiesi, tai ir tau padeda. Ir netokie pikti būna tada, ir vat, vandens kitą kartą stygius būna, bet sakau. Suneštinį gero kaimyno stalą darot? Nu, darom, rudenėlio šventės darom. Nu. Vat, pernai kultūros namuose buvo, nes 35-metį minėjom. Va, o šiaip kiekvieną rudenį pasidarom šventę. Nori sodininkai, nori susibėgti, pasižiūrėti, pasidalinti. Čia buvom net gal prieš, tai ne pernai, užpernai darėm ir tokias parodėlės, reiškia, turgelį darėm, vat, susinešėm ten darbščių rankų, užaugintos produkcijos, gėlyčių, turgelį, visko, kas ką turėjo sunešė. Vat irgi bandom tokią reiškia, naujovę įdiegti, kad, bet čia pirmi metai buvo, tai kai kas pasigėdino, kai kas ten gal ir nenorėjo, taip, reiškia, kad susinešt, vat, už simbolinės ten kapeikytės parsiduoti, vat, reiškia, ten ką užauginau, ką numezgiau, ką ten, kas medų atsinešė, turim bitininkų, vat, tai tokia buvo. Nu ir šįmet turbūt taip darysim. Tai ką, tuo turbūt šios dienos mūsų pirmąjį pokalbį su Pušelės pirmininkė ir baigiam. Laukia turbūt ir pervažiuosim pas visus pirmininkus
jų bėdas išklausysim. Bet ir labai aišku, aš norėčiau, kad ir ne tik pirmininkai, nes man atvirai sakant, kai kurie sodininkai ir tokias pastabą davė, sako, nu, o ten jų susivienimo vadai bendrauja tik tai su pirmininkais. Taip. Labai norėtų ir gal visuotiną tokį sodininkų, kaip čia, suvažiavimą, platų visų. Aišku, Anksčiau būdavo dar čia prieš Perednį Podžiūnas toks dirbo sodo susivienimo pirmininku, tai tikrai būdavo konferencijos, būdavo šventės tokios su valgių parodom ir aš visą laiką sakydavau ir spaudoje rašydavau ir Perednį siūlydavau, kad vat, reiškia, nu padarykim tokią, ne vien tik su pirmininkais. Aš vat, kaip tik paskutinį vat, atveju irgi sakiau, nu susirinkim visi sodininkai, visi nesusirinks. Nu gerai, gal ateis iš 3000, gal tik 300 ateis arba dar mažiau. Nu bet tai vis tiek žinos problemas mūsų, žinos kaip sprendžiamos jos, kas darosi respublikiniam susivienijime, yra pakeitimų įstatymuose, kas link kelių pridavimo, vat, ten sklypelių išpirkimų, tų problemų yra labai daug ir reikia kalbėti sodininkam, ne pirmininkam. Taip. Pirmininkai ir taip žino. Vat, bet kalbėti su sodininkais reikia. Ir tikrai tokios vat, susibūrimai, susiejimai, galbūt ir šventės visų sodininkų, ne tik pirmininkų. Aš manau, kad čia naujo pirmininko ateities darbai. Ko ir linkim. Gerai, ačiū labai ir iki sekančių reportažų.